Sveiki, Deivis Lavinskas mano vardas ir sveiki atvykę į mano parodą, kuri vadinasi Šalabandžikos dangiškosios nimfos. Ir čia gana sudėtinga yra visa ta idėja, nes jie atkeliavos iš toli, iš pietų Indijos, netgi iš toli pietų Indijos, iš Beliūro šventyklos. Aš keliavau su kuprine, nes idėja buvo tokia, kad kuo daugiau nuotykių patirti ir tos autentiškos Indijos. Ir kai aš grįžau į Lietuvą ir labai norėjusi nors kažką pasakyti iš tos kelionės, kažką perduoti. Ir turbūt vienas stipriausių vizualinių, meninių įspūdžių, kultūrinių, buvo būtent tos Šalabandžikos, kurios yra gana unikalus reiškinys netgi tarp pačių indų. Kas yra tos Šalabandžikos? Šalabandžikos, trumpai apibrėžiant, nors tai sudėtingiau yra, jos yra gyvybinės energijos įkvėpėjos. Tai yra savo grožiu, savo šokiu, savo dainavimu, muzika ar tiesiog buvimu, jos įkvėpia visus, ne tik žmonės, ne tik gyvūnėlius, bet ir gamtą žydėti, pražysti. Kas yra labai įdomu, pačios Šalabandžikos atėjusios iš senųjų pagoniškų laikų ir dėl to nenuostabu, kad jos siejasi su lietuvišku folkloru, net ne folkloru, pagoniškom tradicijom. O kai negausiu tos mylimosios, lauksiu, už organičiosios lauksiu, už organičios. Įjango augo kieme garekelė, kaip ne, amonėlė nedrelė, kaip ne, amonėlė nedrelė. Ir iš kitos pusės, kadangi Šalabandžikos realiai egzistavo prie rūmų ir prie šventyklų, tai jos netgi sugretintinos su vaidilutėmis. Ir būtent va šitas kultūrinė sankirta irgi nėra visai atsitiktinė, nes vėlgi yra toks dalykas kaip sanskritas, kuris labai panašus, tiksliau šaknis sanskrito ir lietuvių kalbos kyla iš tos pačios prokalbės ir dėl to labai daug vos neidentiškų žodžių ir labai panašių šiaip kultūrinių dalykų. Dabar, jeigu kalbėt daugiau apie meninę pusę, tai nėra visai toks įprastas stilius, kaip aš paprastai tapau. Bet kadangi aš savo užsibrėžiau tikslą atsakyti į temą ir pateikti idėją, tai aš manau, kad man pavyko perduoti pačią esminę Šalabandžikos savybę. Tai yra energijos pliūpsnį, energijos iš jos įsiskleidžiančią energiją ir vėjo, ugnies, įkvėpimo pavidalu. Ir būtent į tai aš
tapydamas ir orientavausi. Kai